Šiandien labai džiaugiuosi galėdama Jūs pasveikinti. Šį kartą esu Vokietijoje ir man tai šiandien yra didelė garbė. Nes atvirai Jums pasakysiu vieną. Lygiai prieš 6 savaitės net negalėjau įsivaizduoti, kad taip išeisiu į eterį ir šiandien Jums pristatysiu įmonę Veda. Aš esu Elvyra Las, po kelių savaičių man sukaks 50 metų, o tinklinės rinkodaros industrijoje esu jau daug metų ir daugelyje įmonių buvau viena iš lyderių. Tačiau dėja, o galbūt ir laimiai, tikriausiai reikėtų sakyti, nutiko taip, kad prieš 6 savaitės priėmiau, man atrodo, patį teisingiausią sprendimą savo gyvenime, palikau įmonę, kurioje buvau viena iš lyderių, kurioje pirmoji Vokietijoje gavau automobilių premiją. Bet tam tikrų momentų atsitinka tokia situacija, kai jauti, kad viskas pasiekė lubas, augimo nebėra ir tiesiog norisi kažko naujo. Ir štai tas kažkas naujo man ir nutiko. Į Vedą atėjau nesąmoningai. Žinote, daugelis tinklinės rinkodaros atstovų, kai jau turi patirties, tokie kieti, jie patys renkasi įmonę, kurioje nori toliau tobulėti. Veda atsitiktinai atsirado mano gyvenime ir aš ją pažinau, tyrinėjau darbo eigoje. Ir kuo labiau įsitraukiau į šią Vedą idėją, tuo labiau atvirai pasakysiu, kiekvieną dieną vis labiau stebėjausi ir žavėjausi. Tai ir produktai, ir pats planas, pagal kurį mums skiriamos premijos. Bet iš savęs galiu pasakyti tik vieną. Aš visada sakau, turiu vieną tokią tezę, kurią ne pati sugalvojau, o kažkada išgirdau. Verslas, kuris neneša pinigų, yra hobis. Ir vienu momentu supratau, kad įmonė, kurioje buvau iki tol, man tapo hobiu. Ten jau nebeuždirbdavau pinigų, tiesiog plaukiu pasroviui, žinote, taip kaip įprasta. Pavyko, gerai, nepavyko, irgi nieko tokio. Net kažkiek pinigų įkrisdavo ir tiek. Nebuvo nei aistros, nei degančių akių, nei noro kurti komandą. Bet kai atėjau čia, tai pasakė žmonės, kurie mane pažįsta jau labai seniai. Dieve, pagaliau tu vėl atgimei, pagaliau tu vėl esi tokia, kokią mes tave pažįstame. Ir tinklinės rinkodaros verslininkas visų pirma yra profesija. Ir aš žinau, esu daugiau nei tikra, kad dabar anapus ekrano sėdi žmonės, kurie galbūt savo projekte šiuo metu nėra labai laimingi. Ir žinot, daugelis jų bijo išeiti iš vienos kompanijos ir pereiti į kitą, nes galvoja, o ką pagalvos aplinkiniai. Na, po velnių, tuoj prarasiu savo veidą. Vaikinai, būtent jums noriu dabar pasakyti mintį, kuri mane aplankė, kai išėjau iš savo kompanijos. Tinklinės rinkodaros verslininkas visų pirma tai yra profesija. Tai profesija. Tokia pati kaip virėjas, gydytojas, vairuotojas ar dar kas nors. Kartais išlys vokiški žodžiai, būkite tam pasiruošę. Ir jeigu, tarkim, virėjui restorane nėra visai patogu su vadovybė, nėra visai patogu su kolektyvu, su kuriuo jis dirba, ir galiausiai jam nepatinka meniu, pagal kurį jis turi gaminti, jis lieka savo profesijoje, bet tiesiog keičia restoraną arba išeina dirbti kitur. Teisingai? Teisingai. Tas pats ir su gydytoju. Tas pats ir su siuvėja, su darželio auklėtoja. Jei jiems nepatinka jų darbas, jie tiesiog keičia, jei jiems nepatinka darbo vieta, bet jie yra tinkamoje profesijoje, jie tiesiog keičia darbo vietą. Tas pats nutinka ir tinklų pramonėje. Jei jums nepatinka kompanija, kurioje šiuo metu esate taip tinklinės rinkodaros verslininkas, jūs liekate savo profesijoje, bet turite galimybę pakeisti kompaniją. Būtent tai aš padariau lygiai prieš 6 savaitės, priėmiau sprendimą pereiti į kitą projektą. Mano vardas Maksimas Troina, man 48 ir aš kilęs iš saulėtos Ukrainos.
Ir šiek tiek noriu papasakoti apie miestą, kuriame gimiau, nes visi žmonės gimę šiame mieste jau iš anksto žino, kuo užsiims, kai taps suaugusiais. Nes tai metalurgų ir kalnakasių miestas Kryvyj Rifas, kurio pagrindinė įmonė yra milžiniškas metalurgijos kombinatas. 5 kasybos gokos, 45 šachtos, mano draugai. Šiandien veikia tik 10. Bet kai aš žengiau į suaugusiųjų gyvenimą, veikė daugybė šachtų ir savaime suprantama, kur aš nuėjau mokytis. Teisingai į Ukrainos metalurgijos akademiją. Baigęs studijas 2000-aisiais Dnipropetrovsko mieste, pagal paskyrimą grįžau į savo miestą ir žinoma patekau į Kryvoristal kombinato raudonosios vėliavos Marteno cechą. Pagal specialybę jaunas specialistas, pagal profesiją plieno liejikas. Buvo labai sunku. Buvo be galo sunku dirbti, bet žinote, Marteno cechas grūdina dvasią, grūdina valią, grūdina ir ugdo tavyje norą siekti kažko daugiau. Ir žinote, per gana trumpą laiką tapau vienu jauniausių vadovų Kryvoristal kombinate. Jau būdamas 28 tapau Marteno cecho viršininko pavaduotoju. Buvo visko. Buvo pripažinimas, buvo geri pinigai, atlyginimo pavidalu, bet draugai mano, manęs pačio nebuvo. Manęs nebuvo savo gyvenime, nes nemačiau savo šeimos, nemačiau, kaip auga mano vaikai, visiškai priklausiau savo darbdaviui. Gyvenu kombinate ir mano samdomo darbo praktikoje yra toks laikotarpis 45 paros mano gyvenimo tarpas, 45 dienas be nė vienos laisvos dienos praleidau Kryvoristal kombinate, kai vyko Marteno krosnies remontas. Ir žinote, aš supratau, kad pradėjau tolti nuo šeimos, nuo savo vaikų, nuo žmonos, kad aš nepriklausau savo ir kad reikia skubiai kažką keisti savo gyvenime. Dėka mano žmonos, kuri nuo 98 metų tobulėjo MLM industrijoje ir kuri nuosekliai man pateikdavo informaciją apie šią nuostabią industriją, jos galimybės ir perspektyvas 2011 metais aš priėmiau lemtingą sprendimą. Aš palikau samdomą darbą ir visą galvą pasinėriau į partnerystės verslą MLM industrijoje. Nuo 2011 metų pradėjau tobulėti šioje industrijoje kartu su savo žmona. Kas labai svarbu, mano draugai, žinoma, pagrindinė mano gyvenimo mokytoja tapo be abejo mano žmona, kuri turėjo milžinišką patirtį vystant šią industriją. Tačiau supratau savo, kad tai yra labai rimtas verslas. Aš nusprendžiau, kad čia, jei nebūsi profesionalas, nepasieksi didelių rezultatų. Ir nuo pirmųjų žingsnių pradėjau mokytis. Mokiausi pas šios industrijos profesionalus, kurie tuo metu jau buvo uždirbę ne $1 milijoną. Būtent jų žinios, jų įgūdžiai, jų požiūris į šį verslą vėliau leido ir mums uždirbti ne $1 milijoną šioje industrijoje. Ir žinote, tai yra mūsų trečiasis projektas kompanija Viedu bendras projektas. 2 ankstesnėse mes pasiekėme aukščiausių rezultatų, buvome kompanijos prezidento patarėjais tiek vienoje, tiek kitoje kompanijoje. Iš paskutinės kompanijos, iš kurios perėjome į Viedu projektą, turėjome milžinišką partnerių tinklą, daugiau nei 46 000 partnerių, daugiau nei 50 pasaulio šalių. Kitaip tariant, mes esame praktikai, žinome taip dirbti laukuose, kaip dirbti su žmonėmis gyvai, žiūrint jiems į akis, nes nekartą esame pasiekę tą aukščiausią Olimpo viršūnę, į kurią šiandien einame su Viedu kompanija ir vedame paskui savo komandą. Šiuo metu gyvename 2 šalyse – tai Serbija ir Turkija. Dar 2014 metais išvykome iš Ukrainos į Europą. 6 metus gyvenome Ispanijoje. Ir žinote, šiandien gyvename svajonių gyvenimą, apie kurį svajoja daugybė žmonių. Esame keliautojai, jachtininkai, merai. Šiandien mūsų sąskaitoje yra 53 šalys, kuriuose esame buvę, o daugelyje jų lankėmės 10 kartų. Štai taip. Ir mes nuoširdžiai manome ir visada sakome, kad pagrindinė lyderio užduotis – keliauti, nes kelionės mus keičia ir transformuoja, o mes rodome savo gyvenimo būdą.
Svarbiausia yra tai, kad būtent ši verslo modelis, apie kurį šiandien jums papasakosiu, mano draugai, gerbiami svečiai, tik šis verslo modelis gali keliauti kartu su jumis. Šiandien pabundate Kinijoje, rytoj Malaizijoje, poryt dar kažkur kitur, o jūsų verslas keliauja kartu su jumis. Jūs dirbate ir visada esate šio verslo viduje. Be to, šiandien galite padirbėti valandą ar dvi, o visą likusį laiką ilsėtis, rytoj galite skirti 4-5 valandas tam, kad sustiprintumėte savo tarptautinio verslo plėtrą, o tada vėl ilsėtis. Taigi, mano draugai, šiandien noriu su jumis pasikalbėti apie įmonę Viedo, nes į šią įmonę atėjome sąmoningai, nepaisant to, kad ankstesnėme projekte buvome antri pagal pajamas. Ir mūsų praktikoje yra rezultatų, kai uždirbome tiesiog milžiniškus pinigus. Mūsų didžiausias čekis ankstesnėme projekte buvo 156 000 eurų per mėnesį, mano draugai, štai taip. Tačiau dėja mūsų keliai su įmonės vadovybė išsiskyrė. Štai taip. Mes supratome, kad norime daugiau, norime tobulėti. Deja, įmonė pateko į stagnacijos ir nuoseklaus vidinio griovimo laikotarpį dėl to, kad įmonė ir jos vadovybė neturėjo potencialo augti, todėl mes priėmėme lemtingą sprendimą. Bet kas labai svarbu, mano draugai, prieš pradėdami kaip verslo partneriai įmonėje Viedo, mes labai ilgai patys testavome mūsų įmonės produktus, laukėme, kol įmonės vadovybė, mūsų vadyba, sertifikuos ir legalizuos verslą Europos šalyse, kuriuose šiandien aktyviai vystomės. Bet kas labai svarbu, jei šiandien žiūrite į MLM industriją, jei renkatės partnerį tam, kad kurtumėte strategiją 10-mečiams į priekį, aš jums tiesiog, mano draugai, rekomenduoju labai nuodugniai išanalizuoti Viedo įmonę, nes būtent čia yra suderinti pagrindiniai kriterijai, pagal kuriuos reikia rinktis įmonę, kad būtumėte sėkmingi. Žinoma, visų pirma, tai labai kokybiškas produktas. Ir mūsų šeimoje, mūsų aplinkoje yra daugybė rezultatų naudojant mūsų produktus. Kiekvieną mėnesį su dideliu malonumu perkame savo įmonės produkciją. Ne todėl, kad reikia, ne todėl, kad to reikalauja marketingo planas. Iš tiesų pas mus galima nieko nepirkti, bet mes renkame šį produktą, nes jį mylime. Toliau, antras dalykas, tai žinoma vadovybė, mano draugai vadovybė, kuri jau seniai įsitvirtino ir šiandien teisingai vysto mūsų įmonę, mūsų bendrą verslą, sertifikuodama ir legalizuodama vis daugiau naujų šalių, ruošdama mums vis naują pagrindą mūsų pasauliniai plėtrai. Toliau, žinoma, trečias dalykas – atlygio sistema, nuostabi atlygio sistema. Aš visada sakiau ir sakysiu, mano draugai, kad MLM rinkoje, bet kurioje produktų kompanijoje yra labai kokybiški produktai, visiškai kiekvienoje. Tačiau toli gražu ne visose kompanijose, mielieji, yra tikrai puikiai rinkodaros sistema, kuri leidžia jau pačioje pradžioje pasiekti geras pasyvias pajamas. Ir tai labai svarbu, mano draugai, nes MLM industrija, MLM verslas tai ilgalaikis žaidimas. Ilgalaikis žaidimas. Ir tam, kad pasiektum pirmuosius rezultatus, reikia padirbėti tam tikrą laikotarpį, gana ilgą, kaip rodo mūsų patirtis. Tačiau kompanijoje Viedalių nuo pat pradžių, jau pirmą dieną, jei turi ambicijų, jei rimtai atėjai į šį verslą, jei esi pasiruošęs veikti, mokytis ir vėl veikti, tu gali jau pirmą dieną pradėti uždirbti. Toliau ketvirtas momentas – tai laiko faktorius. Labai svarbu, kada tu įžengi į verslą. Ir žinote, galima ateiti į bet kurią kompaniją, visiškai bet kurią, kurie yra 5, 10 ar 30 metų ir įsitvirtinti. Klausimas tik tas, kiek tau reikės nueiti, kokį etapą pereiti, kiek laiko ir pastangų įdėti tam, kad įsitvirtintum toje kompanijoje, kuri jau seniai įsitvirtinusi šiame rinkoje, apie kurią jau visi žino, kuri jau nėra naujiena, kurios produktus jau išbandė daugybė žmonių. Ir visai kita situacija, kai tu ateini į naują dinamiškai besivystantį prekės ženklą, kuris pats yra ir kūrėjas, ir gamintojas, ir kuris tik pradeda žengti į mūsų rinkas, tai Eurazijos regionas, Muitų sąjungos zonas, Europos zonas, mano draugai, kur mes esame legalūs, kur turime sertifikatus, kur galime pasiūlyti labai kokybišką pasiūlymą visai bendruomeniai. Tai labai svarbu, mano draugai.
Ir šiandien kompanija Vieda iš tam tikro startuolio virto labai stipriu žaidėju Eurazijos rinkoje ir turi, mano draugai, turi absoliučiai visas galimybes ir prielaidas tapti viena geriausių MLM industrijos kompanijų pasaulinėje rinkoje. Na ir žinoma penktas kriterijus - tai komanda, mano draugai. Tai yra tai, kad mūsų kompanijoje, nebijosi šio žodžio, surinkta MLM industrijos grietinėlė. Tai tie žmonės, kurie žino, moka kurti šį verslą, kurie veda paskui save tūkstančius, dešimtis tūkstančių partnerių, kurie rodo ne tik kryptį, bet ir patys eina tuo keliu, patys pasiekia rezultatų ir savo pavyzdžiu įrodo, kad viskas įmanoma. Mano draugai, absoliučiai viskas. Ir šiandien praėjus vos 3 metams nuo kompanijos Vieda įkūrimo ir išėjimo į Eurazijos rinką, mes turime milžinišką kiekį rezultatų, tikrai didžiulį. Turime šimtus partnerių, kurie uždirba dešimtis, 30, 50 tūkstančių dolerių. Per 3 metus mūsų kompanijoje atsirado 5 doleriniai milijonieriai, mano draugai. Vien tik per praėjusius metus kompanijoje buvo išduoti 54 automobiliai pagal autobonusą. Ir štai šie rezultatai, mano draugai, kalba patys už save. Pirmiausia, papasakosiu apie save ir man labai norisi pasidalinti, kaip aš atėjau į kompaniją, kaip prisijungiau prie asociacijos. Apskritai gyvenu Kursko mieste. Esu mama, turiu 2 vaikus, 4 anūkus, tiksliau 3 anūkus ir 1 anūkę. Tinklinio marketingo versle esu jau seniai. Pagal išsilavinimą esu pedagogė, ilgą laiką dirbau vaikų darželio vedėja. Vėliau patekau į MLM industriją. Ir tai įvyko visiškai netikėtai, spontaniškai. Tuo metu dar nieko nebuvo. Tai buvo 1996 metai. Na, iš esmės praėjęs amžius, ar ne? Ir tada man labai prireikė pasirūpinti savimi. Norėjau visada būti jauna, visada graži. Taip patekau į kosmetikos kompaniją, kuri, galima sakyti, visiškai pakeitė mano gyvenimą ir likimą. Po kurio laiko, kai ten pasiekiau kvalifikaciją, tapau direktorės lygio, mano pajamos padidėjo 10 kartų, palyginti su tuo, ką gaudavau dirbdama vaikų darželio vedėja. Ir aš parašiau prašymą išeiti iš darbo. Man čia pat pasukėjo pirštą prie smilkinio ir pasakė, na, nenormali kažkokia, iš tokių pareigų niekas neišeina. Nors pareigos nebuvo labai aukštos, bet vis kiek pakankamai įdomios. Štai taip. Ir supratau, kad nebenoriu sėdėti vienoje vietoje, nenoriu pasenti vaikų darželyje. Ir tada prasidėjo mano pasaulis MLM verslas. Viskas prasidėjo labai įdomiai. Per tą laiką aplankiau įvairias vietas, skirtingus miestus ir šalis. Tapau struktūrų vadove, turėjau didelės organizacijas, o už nugaros 4 tinklinio marketingo kompanijos. Iš esmės esu verslininkė ir per tą laiką, žinote, mano gyvenime, žinoma, įvyko labai daug pokyčių. Atsirado tam tikrų asmeninių ambicijų. Man tapo įdomu kažko siekti, nesupratau, kad viskas šiame pasaulyje priklauso nuo manęs, nuo mano nusiteikimo. Ir taip nutiko, kad visus tuos metus aš kartais grįždavau prie tradicinio verslo, pavyzdžiui, atidarydavau privačius vaikų darželius pagal Montessori sistemą ar vaikų centrus Kursko mieste. Tai buvo įdomu ir aš savo veiklos procese pastebėjau, kad mano gyvenime vyksta tam tikri ciklai, 7 metų ciklai. Štai taip. Tai aš būnu tinklinėje rinkodaroje, bei tradicinėme versle. Na, nuo pat pradžių dirbau tik samdomą darbą. Bet tuo pačiu metu galiu pasakyti, kad iš esmės aš išbandžiau viską. Išbandžiau visas veiklos rūšis,
Turiu apie jas supratimą ir šiandien suprantu, žinau ir noriu dalintis su visu pasauliu tuo, kad nieko geriau už tinklinį verslą nėra. Tačiau tinklinis verslas taip pat būna įvairus ir apie tai šiandien su jumis pasikalbėsime. O į asociaciją Vieda patekau atsitiktinai. Pagal charakterį esu žmogus, kuris labai greitai priima sprendimus, greitai užsidegau, moku siekti tikslų ir kai pamačiau nuostabų prietaisą, vadinamą aktyvatoriumi, pradėjau domėtis, pradėjau žiūrėti, nuėjau į YouTube kanalą, pradėjau ieškoti, kokių dar produktų yra šioje įmonėje. Na, žodžiu, taip įsitraukiau. Mane nustebino žmonės tokie energingi, atviri veibai, jauni, energingi. Ir tai mane taip uždegė, taip patraukė, kad nusprendžiau susirasti gerą mentorių savo, nors iš esmės neplanavau dirbti šioje įmonėje. Tai buvo vasario 13 dieną, kai atėjau į Viedą, o prieš tai maždaug prieš savaitę radau Kirilą Kavjaziną. Dėl to labai džiaugiuosi, esu labai laiminga. Mano intuicija manęs neapgavo ir suprantu, kad tai tas mentorius, kuris tikrai dirba iš širdies, atiduoda visą save savo veiklai, myli savo darbą. Ir man kažkaip visi gyvenimo dėlionės gabaliukai labai stipriai susidėliojo. Ir aš pradėjau dirbti asociacijoje. Per pirmą mėnesį pasiekiau direktorės kvalifikaciją ir, mano pajamos šiandien sudarė daugiau nei 350 000 rublių. Be abejo, man to dar nepakanka, nes čia atėjau iš didelių pajamų, daugiau nei 500 000 rublių. Bet aš supratau ir pajutau, kad čia yra tiesiog milžiniškos perspektyvos. Tiesiog milžiniškos. Žinote, kai atėjau, aš nesupratau marketingo plano ir jo ypatingai nesimokiau, bet vėliau įsigilinau, pamačiau, išgirdau rezultatus ir supratau, kad čia, žinoma, labai įdomu, labai perspektyvų. O Kinija pati savaime mane labai traukia. Su šia kompanija susipažinau prieš 4 mėnesius šių metų Liepą ir aš tikslingai ieškojau savo kompanijos būdamas 42 metų. Aš gyvenu Tiumenėje. Pakartosiu, mano vardas Gnezdeliovas Jevgenijus, esu laimingas vyras, 3 nuostabių vaikų tėvas, gyvenime spėjau užsiimti daug kuo, tiek karjeros kūrimu didelėse Rusijos tarptautinėse transnacionalinėse korporacijose. Padariau didelę karjerą pardavimų skyriuose, nuo paprasto prekybos atstovo iki vadovo, kuris pateko į 3 geriausių didelės Amerikos kompanijos darbuotojų Rusijoje sąrašą, atsakingo už kelis Rusijos federacijos regionus. Turėjau 10 pavaldinių komandiruotės į užsienį, tarnybinius užsienietiškus automobilius ir dar daug visko. Tačiau tam tikrų momentų supratau, kad aš nelygiaverčiai mainau savo energiją, patirtį, žinias, įsitraukimą į darbą samdomame darbe su tuo, ką gaunu mainais. Nes išeidavau į darbą, kai vaikai dar miegodavo, grįždavau, jie jau vėl miegodavo ir būdamas dar nepilnai 30, man buvo 27, jaučiausi tiek pavargęs ir išspaustas kaip citrina, kad net tų gerų pinigų nebenorėjau. Kurių? Tiksliau norėjosi, bet net neturėjau kada jų leisti. Jų vis tiek buvo mažai ir vis tiek, žinote, kai nesijauti laimingas, pilnavertis, o kaip užvarytas arklys, nes atrodai kaip vadovas, bet iš tikrųjų esi tarp kūjo ir priekalo. Ir būtent tuo metu aš patekau į tinklinės kompanijos pristatymą, tai buvo 2010 metų gruodis ir tada net negalvojau, kad tai taps tokia rimta veiklos sritis, kad visiškai paliksiu sėkmingą karjerą. Po kurio laiko išeisiu iš darbo, užsiimsiu tik tuo ir tapsiu sėkmingu MLM verslininku.
Jeigu man dar prieš kokius 14 metų kas nors būtų apie tai pasakęs, tikrai nebūčiau patikėjęs. Bet žinote, dabar aš tikrai galiu pasakyti, praėjus beveik 14 metų bendradarbiavimo su MLM industrija, kad tai buvo vienas geriausių sprendimų mano gyvenime. Todėl jei šiandien į šią prezentaciją atėjote su šiek tiek skepticizmo, su jumis viskas gerai. Tiesiog įsigilinkite, pasidomėkite, pabūkite iki galo, nenumokite ranką į šią galimybę, nes mano gyvenime buvo daug situacijų, kai aš numodavau ranką ir savo ego statydavau į pirmą vietą. Bet vos tik pradėjau žiūrėti, kokių yra įrankių, kad galėčiau gyventi kitaip. Žinoma, tai neatsitiko šiaip sau. Mane į šią prezentaciją pakvietė geras draugas, kuriuo aš besąlygiškai pasitikėjau ir žinojau, kad jis neužsiims bet kuo. Tikiuosi, kad ir jūs pakvietė tokie patys draugai, artimieji ar geri pažįstami, kuriais pasitikite ir kurie tikrai nori jums gero. Žinote, per 13,5 metų savo ankstesnėje kompanijoje, o Vieda man yra jau antra kompanija, aš uždirbau daugiau nei $1 milijoną grynojo pelno, sukūriau didžiulę tarptautinę komandą. Aš suprantu, kaip šis verslas kuriamas, kokie yra priežastiniai ryšiai, kodėl vieni žmonės čia ateina ir tampa sėkmingi, o kiti nesulaukia sėkmės. Taip. Tai čia yra labai daug veiksnių. Ir kai aš dėl įvairių priežasčių ieškojau savo naujos galimybės, dabar nesigilinsiu į detalės, bet viskam yra savas laikas ir vieta. Taip. Ir neseniai negalėjau iš scenos kalbėti su tokiu pat užtikrintumu kaip prieš 10, 12, 13 metų, kad atėję į šią įmonę po manęs galėsite uždirbti pinigų taip pat greitai ir kiek pat daug, o dar geriau. Aplenksite mane šiomis pajamomis. Ir pastaruoju metu aš jau nebegalėjau taip užtikrintai kalbėti, žinodamas, kad tokia tikimybė nėra labai didelė. Ir aš ieškojau kompanijos, kurioje būtų galima pasiekti išskirtinių rezultatų, atliekant paprastus ir aiškius veiksmus su produktu, kurio reikia didžiuliai žmonių masiai, su produktu, kurio nereikia ilgai aiškinti ar įrodinėti. Ir kompanija, kuri atsirastų mano gyvenime, kurios ieškojau šią vasarą, turėjo viena vertus nebūti startuoliu, o jau tvirtai stovėti ant kojų, turėti tarptautinę plėtrą, bet bent jau būti rinkoje, pavyzdžiui, Rusijos federacijoje ir ne tik, nes mūsų kompanija yra tarptautinė, apie tai šiandien ir pakalbėsime, ir turėti milžiniškas augimo perspektyvas. Ir žinote, kas ieško, tas randa. Šiandien bendradarbiauju su šia kompanija ir turiu neblogų rezultatų. Apie tai šiek tiek vėliau. Sveikinu Jūs, draugai. Mano vardas Elvyra Davletova, gyvenu Surguto mieste, Šanty-Mansijsko autonominėme regione. Jau apie 20 metų esu verslininkė. Beje, verslininkė tapau tik dėl tinklinės rinkodaros industrijos, net pati nesuprasdama, kad būtent šis sritis gali pakeisti žmogų ir iš esmės pakeisti visą mano veiklą, visą mano gyvenimą. Ir už tai esu labai dėkinga, kad kažkada sutikau tokios krypties veiklą. Žinoma, vėliau atsirado ir tradicinis verslas. Jau daugiau nei 15 metų esu nekilnojamojo turto agentūros vadovė Surguto mieste, sėkminga draudimo agentė. Turiu 2 nuostabias dukras, 1 anūką, vyrą, kuris dirba Surgutnefte gaze. Ir aš labai myliu savo hobį, kuris jau tapo pagrindinė veikla, nes jau esu regiono direktorė, vos ne nacionalinė direktorė, Veda asociacijos paslaugų centro vadovė Surguto mieste. Ir visa tai dėka mūsų asociacijos, kurią sutikau vos prieš 5 mėnesius. Prieš tai dirbau kitoje tinklinio marketingo įmonėje, bet šiuo metu ieškojau galimybių, nes manęs tai netenkino, taip atlygis netenkino. Ieškojau galimybių. Ir štai mano kelyje man buvo pasiūlyta galimybė, aš priėmiau sprendimą, tai buvo spalio mėnuo. Štai lapkritį atsidariau direktoriaus kvalifikaciją, gruodį direktorę, sausį direktorę, vasarį
regioninė direktorė, o vasario pabaigoje jau pateikiau paraišką atidaryti aptarnavimo centrą, nes mano partneriams reikėjo užtikrinti produkcijos pristatymą taip ir žinoma padėti savo miestui, savo regionui, sakykime taip, nes per mano aptarnavimo centrą šiandien produkciją gauna ir Neftejuganskas, ir Chanty-Mansijskas. Šiandien mūsų produkcija iškeliavo per Zdek į Chanty-Mansijską, Neftejuganską, Kogalymą, Naujabirską ir taip toliau. Darbas labai įdomus, darbas su žmonėmis. Štai dabar turiu 3 kabinetus čia, aptarnavimo centre. Merginos dirba, deda susitikimus, dėrybas, kažkas biure naudojasi pirtimi. Tai toks pas mus įdomus darbas, ar ne? Ir kaip gerai, kad Vedo asociacija šiandien yra paleista per MLM industriją. Gerai, aš prisistatysiu. Mano vardas Andrejus Bobriševas. Gyvenu žemutinėme Naugarde. Pastaruosius 14 metų profesionaliai užsiimu MLM industriją. Ką reiškia profesionaliai? Aš ne tik naudoju tinklinių kompanijų produktus, bet ir tiesiogiai kuriu pajamas. Didžiausias pajamas savo profesinėje verslo karjeroje uždirbau būtent MLM versle. Tradicinėme versle, galima sakyti, išleidau daugiau pinigų, tai mano asmeninė istorija, bet tinklinėme versle uždirbau tikrai nemažas sumas. Su mūsų įmone bendradarbiauju jau daugiau nei 2,5 metų. Gerai, esu vedęs, turiu 5 vaikus, 3 sūnus ir 2 dukras. Todėl, tobulėju įvairiose srityse. Ir šiandien pasidalinsiu idėją, kuri, tikrai yra milijono verta idėja. Kodėl aš taip galiu sakyti? Nes bent 2 partneriai mano organizacijoje per tą laiką, kol bendradarbiauja su įmonė, uždirbo apie $1 milijoną. 10 partnerių per tą laiką, kol bendradarbiauja su įmonė, uždirbo daugiau nei $100–200 tūkstančių. Todėl tai tikrai milijono verta idėja. Mano vardas Pavelas Koleniokas, esu iš Kaliningrado. Trumpai pasakysiu apie save keliais žodžiais. Kasgi aš? Kaip jau buvo minėta reklamoje, tikrai 20 metų dirbau samdomą darbą. Turiu ir gana platų, tokį tikrai įspūdingą gyvenimo aprašymą. Pagal išsilavinimą esu muzikantas, būgnininkas. Grojausi profesionaliose grupėse, grojau operos teatre, turėjau ir tokios patirties, grojau kariniame orkestre, tarnavau armijoje pagal kontraktą ir be to 3 metus dirbau budinčiuoju operatyviniu pareigūnu priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente. Taip pat dirbau su sunkvežimiais, autobusais, važinėjau į komandiruotes, gaudžiau žuvį, buvau žvejas. O pastaruosius 4 metus dirbau vairavimo instruktoriumi vairavimo mokykloje, dėstydavau teoriją. Tai kam aš visą tai pasakoju? Tam, kad parodyčiau, jog turiu tikrai nemažą samdomo darbo patirtį. Tačiau visą laiką ieškojau kažkokių galimybių, kur dar būtų galima, rasti papildomų pajamų. Ir vieną dieną tiesiog supratau, kad samdomas darbas nebeatitinka kai kurių mano lūkesčių. Ką aš turiu omenyje? Turiu omenyje, kad samdomas darbas yra ribotas, jis turi savo pajamų lubas. Ir svarbiausia, kas man asmeniškai buvo aštriausia samdomame darbe, jei dirbi, gauni pinigus. Jei nedirbi, pinigų negauni. Ir žinoma, visada kažkaip žvalgydavausi į verslo pusę. Galvojau, kad jei nori gerai uždirbti, reikia užsiimti verslu. Bet aš to nemokėjau. Neturėjau jokio ypatingo finansinio išsilavinimo, patirties pardavimuose ar panašiai. Kitaip tariant, buvau nuo to labai toli. Tačiau likimo valia, Dievo valia, prieš 2 metus susipažinau su tokiu reiškiniu kaip tinklinė rinkodara. Net ne prieš 2 metus, ne prieš 2 metus, tai buvo šiek tiek daugiau nei prieš metus, kai susipažinau su tinkline, su viena kompanija. Tai buvo kita kompanija. Dabar jos neįvardinsiu, tame nėra prasmės. Ten praleidau tik kelis mėnesius ir esu dėkingas tam laikotarpiui už tai, kad apskritai susipažinau su tokiu reiškiniu kaip tinklinė rinkodara. Ir supratau, kad būtent čia rasiu teigiamus atsakymus į savo klausimus. Kad po kurio laiko galėsiu pasiekti pasyvias pajamas. Tai yra tada, kai jau galime nebedirbti, taip, o pajamos vis tiek ateina pas mus. Ir apskritai, gilindamasis į tinklinės rinkodaros sistemą, supratau, kad tai, nebijosiu to žodžio, genialus finansinis modelis. Nors iki tol, žinote, buvau labai skeptiškai nusiteikęs tinklinės atžvilgiu.
Apskritai, aš pats esu gana skeptiškas žmogus, gana mąslus. Man viską reikia patikrinti, dar kartą įsitikinti. O dabar, prašau, parašykite pliusą į pokalbį tie, kurie, kaip ir aš, skeptiškai žiūrėjo į tinklinę rinkodarą ir nelabai tuo tikėjo. O galbūt dabar tarp mūsų yra žmonių, kuriuos kažkas pakvietė, atėjote paklausyti šios transliacijos ir turite būtent tokį nusiteikimą. Jūs manote, kad tinklinė rinkodara tai kažkas tokio, ne itin rimto. Ar yra tokių žmonių? Tiesiog įdomu, tokių pačių, koks buvau ir aš prieš kurį laiką. Taip, vaikinai, tie, kurie jau esate partneriai, jau esate tinklinėje rinkodaroje, bet anksčiau irgi žiūrėjote skeptiškai. Jei turėjote tokią patirtį, parašykite pliusuką. Manau, kad tai gana įprasta situacija. Daugelis žmonių, iš tiesų mes visi, gyvename stereotipų įtakoje. Ir dažnai dar būna taip, kad žmogus kažką kažkur pabandė, šiek tiek nepavyko arba susidūrė su ne itin kokybišku produktu ar kokia nors nepatikima, nesolidžia įmonė, dar kažkas liko nemalonus įspūdis ir paskui jis tai perkelia visai industrijai. Ir žinote, štai man patinka toks palyginimas. Tinklinė rinkodara tai labai plati savoka. Yra toks terminas – viešasis maitinimas, tiesa? Bet sutikite, yra, žinote, Michelin restoranų, yra paprastesnių restoranų, yra įvairių kavinių, yra, tarkim, šokoladinės ar ne? O yra kokie nors baisiai užkandinė kažkur už tolimo miesto ribų, kur vietoj servetėlių, atsiprašau, padėtas tualetinis popierius, tiesa? Jaučiate skirtumą? Ir visa tai viešasis maitinimas. Bet juk mes visko nesumaišome į vieną, mes suprantame, kad organizacijos būna įvairios, ar ne? Tinklinis verslas tas pats. Tikras tinklinis verslas, kai įmonė yra rimta, stabili, su kokybišku produktu, visada tampa sėkmės istorija žmogui, kuris nusprendžia su ja bendradarbiauti. Todėl susipažinęs su tinkliniu verslu. Bet tos įmonės marketingo planas man netiko. Visgi į tinklinį atėjau dėl pinigų. Neslėpsiu šio fakto, taip. Manau, tai normalu. Kitaip tariant, aš ieškojau būtent pinigų, ieškojau būtent pajamų. Ir tiesą sakant, aš jas radau. Taip jau nutiko, kad praėjusią vasarą susipažinau su įmone Veda. Aš iš karto neįsitraukiau į procesą. Galima sakyti, kad tiesiog susipažinau su įmone. Užsisakiau savo kažkokių produktų, štai šie akiniai, tie, kuriuos dabar dėviu, ir vidpadžiai. Tai buvo pirmieji dalykai, su kuriais susipažinau. Šiek tiek vėliau apie tai pakalbėsime. Ir gavau savo pirmuosius rezultatus. Pamažu gilinausi į informaciją, pamažu aiškinausi marketingo planą. Man teko labai didelis krūvis. Tuo metu dirbau instruktoriumi ir dirbdavau po 12-14 valandų per dieną. Tačiau, nepaisant visko, vis tiek rasdavau laiko kažkaip išsiaiškinti, kažkaip suprasti. Ir jau rudenį pradėjau labiau įsitraukti į procesą. Pradėjau turėti savo pirmąjį profesionalą, savo pirmuosius partnerius. Lapkričio pradžioje nuvykau į Maskvą į mūsų 2 dienų Veda kompanijos forumą ir ten buvau tiesiog, maloniai nustebintas. Tokie dideli renginiai tikrai atveria supratimą, nes per 2 dienas gavau išsamią informaciją, kai man šį verslą tiesiog išskaidė iki smulkmenų. Tiesiog supratau, kas tai per kompanija, kokio ji masto. Ir grįžęs į Kaliningradą, tiesiog išėjau iš samdomo darbo. Beje, žinote, aš tai planavau. Aš supratau, kad dabar būtų teisinga, žinote, turbūt būtų protingiau iš pradžių šiek tiek padidinti savo pajamas tinklinėme versle iš šios kompanijos, o tada jau pereiti, kai tos pajamos susilygins, kad būtų balansas ir jau būtų galima išeiti iš samdomo darbo ir visiškai pasinerti į šią veiklą. Bet aš buvau taip sužavėtas, taip įsitraukiau, viską išsiaiškinau ir pamačiau galimybės, būtent tas galimybės, kurias suteikia konkrečiai kompanija Veda. Aš supratau, kad nėra prasmės man gaišti laiką po 12 valandų per dieną, nes čia perspektyvos yra didesnės. Aš tiesiog vieną kartą atsisėdau ir paklausiau savęs, Pavelai, o ko tu iš tikrųjų nori? Jeigu tu nori sėkmės, jeigu nori didelių uždarbių, nori tokio gyvenimo, apie kurį svajoju, apie pinigus, tai štai šis variantas – partnerystė su kompanija Veda. Samdomas darbas man to nesuteikia. Tai kodėl aš turėčiau visą savo prioritetinį laiką skirti samdomam darbui?
Tai buvo ambicinga, galbūt rizikinga, bet aš tai padariau. Aš išėjau iš samdomo darbo ir visiškai pasinėriau į veidą verslą. Dėl to, tiesą sakant, visai nesigailiu, nes jau pirmą mėnesį mano pajamos pasiekė 150 000. Tada jau atsirado toks pasitikėjimas ir stabilumas. Mano artimieji šiek tiek nusiramino, nes nors mano šeima mane, žinoma, palaiko, vis tiek buvo įtampos akimirkų su žmona, nes ji suprato riziką. Bet aš jai dėkingas už tai, kad ji tiesiog manimi patikėjo. Aš pasakiau, prašau, Nadjuša, pasitikėk manimi, aš suprantu, ką darau. Štai taip. Na, o 5-ąjį aktyvios veiklos mėnesį aš uždariau direktoriaus kvalifikaciją ir pasiekiau 300 000 pajamų. Tai tokia trumpa mano istorija. Kodėl nusprendžiau kai kurias akimirkas taip detaliai papasakoti? Aš esu būtent tas žmogus, kuris atėjo iš samdomo darbo. Bendraudamas su žmonėmis dažnai susiduriu su tuo, kad jie sako, na, žinoma, pas jūs visi tokie sėkmingi, nes jie visi tinklininkai, nes jie visi arba iš verslo, arba dar iš kažkur. Jie visi tokie, tarsi sėkmingi patyrę, todėl ir pasiekė tokią sėkmę. Aš jiems sakau, štai aš, paprastas žmogus iš liaudies, kaip sakoma, taip. Aš nesu tinklininkas, niekada nedirbau pardavimuose, neužsiėmiau verslu, aš tiesiog žmogus iš samdomo darbo. Todėl šiek tiek plačiau apie tai jums ir papasakojau. Ir noriu to pasakyti, kad turint norą ir siekį, kiekvienas žmogus gali pasiekti sėkmės. Sveikinimai visiems. Pradėkime nuo šios skaidrės. Leiskite trumpai prisistatyti, tiesiog keliais žodžiais papasakosiu apie save. Taip, mano vardas Konstantinas, pavardė Gavrilenkovas. Esu kilęs iš Naberežnyje, Čelnių miesto. Čia gimiau, čia ir dabar gyvenu, štai taip, atsisėskime truputį. Čia gimiau, čia gyvenu, esu vedęs, turiu 3 vaikus, visi nuo vienos moters. Ir iš esmės visą savo gyvenimą svajojau būti automechaniku. Tai yra, jokių minčių apie verslumą, apie MLM apskritai visiškai nebuvo, ar ne? Štai taip, taigi, svajojau būti automechaniku ir mano svajonė iš tikrųjų išsipildė. Per pažįstamus mane priėmė dirbti į silikatinės plytos gamyklą, tą, kuri yra Naberežnyje, Čelnuose. Ten dirbau 3., 4., 5. kategorijos šaltkalvių, vėliau tapau mechaniku, o paskui tapau garažo viršininku. O toliau pareigos, į kurias turėjo mane paskirti, buvo vyriausiojo inžinieriaus pareigos. Štai taip, ir iš esmės viskas ir ėjo tą linkmę. Ir atrodytų, gyvenimas klostėsi visai normaliai, jokių klausimų nekilo. Bet šalyje įvyko tam tikra situacija ir mes pradėjome gauti atlyginimo produkciją iš to gamyklos, kurioje dirbome. Atitinkamai, daugelis, kurie yra maždaug mano amžiaus, perėjo per šią situaciją. Parašykite, kas gaudavo atlyginimą gamyklos produkciją, kurioje dirbo. Štai taip. Ir žinoma, mes lygiai taip pat pradėjome gauti atlyginimą. Dar kartą, aš dirbau plytų gamykloje, taigi atlyginimą gaudavau plytomis. Turėjau 2 variantus, ką su tomis plytomis daryti. Bandžiau jas kepti, virti, nieko neišėjo. Ir man liko tik 2 pasirinkimai. Arba parduoti jas perpardavinėtojams pigiau, arba kažkaip bandyti parduoti pačiam, kažkaip pačiam parduoti ir viskas. Taigi, kadangi transportas buvo mano rankose, nusprendžiau, pabandysiu parduoti pats. Ir mano darbo grafikas atrodė maždaug taip. Keldavausi 5 ryto, 6 jau eidavau į darbą, iki 7 vakaro dirbdavau, tada kraudavome mašinas ir važiuodavome 200-300 km kažkur į kaimą. Ten parduodavome plytas, grįždavome namo apie 2-3 valandą. Jau ryto, taip. 5 keldavausi, 6 eidavau į darbą. Ir tokia karuselė man sukosi nuolat. Bet užtat realizavau savo plytas, pardaviau ir vairuotojų plytas, vėliau pradėjau pirkti iš gamyklos ir tai tapo mano verslu. Po kurio laiko atsirado ir tokios svarstyklės, tai ką man daryti? Arba, laukti vyriausiojo inžinieriaus pareigų, arba, atidaryti savo įmonę. Aš pasirinkau antrą variantą. Atidariau savo įmonę ir nuo 2002 metų užėmėme lyderio poziciją rinkoje. Tai yra apie 90% namų, kurie buvo statomi Tatarstane, Naberežnyje, Čelnyje, taip, buvo iš plytų. Visa tai buvo statoma per mane. Štai taip. Tai yra, aš veždavau ten plytas, kitaip nebuvo įmanoma. Toks buvo mano verslas, jei trumpai, taip. Ir štai iš šio verslo 2012 metais aš perėjau į MLM sritį.
Apie tai pakalbėsime šiek tiek vėliau, jei kas nors turi kokių nors išankstinių nuomonių apie MLM ar dar ką nors. Iš tikrųjų, aš nežinojau, kad pereinu į MLM. Tiesiog mano draugas, partneris iš plytų verslo, man pasakė, Kostai, yra tokia tema, draugai naudojasi. Na, reikia užsiimti. Aš jam sakau, eik tu šalin su savo tema, kurią reikia užsiimti. Taip. Na, ir pasiunčiau jį. Kadangi jis mano draugas, turėjau tam teisę. Bet po kurio laiko jis vėl priėjo prie manęs ir pasakė tris klausimus, tris pasiūlymus. Jis pasakė, aš išsiaiškinau. Pinigų yra, reikia bandyti. Ir man svarbiausia buvo tai, kad jis išsiaiškino. Nes jei atvirai, tai aš tinginys, nenoriu pats gilintis į kažką. Ir jeigu yra žmogus, kurio pasitikiu ir jis išsiaiškino, tai mano kitas paprastas klausimas, ką reikia daryti? Ir viskas. Jis man sako, reikia už tokią sumą nupirkti franšizę ir važiuojam toliau. Štai taip aš susipažinau su savo pirmąją tinklinio marketingo kompanija, kurioje beje praleidau 12 metų ir pasiekiau aukščiausias viršūnes. Strateginės tarybos narys, tradicinės tarybos narys, ten gavau BMW X7 pagal automobilių premiją. Štai beje, čia nuotraukoje ją atsimame, ar ne? Ir iš esmės, viskas būtų buvę gerai, jei vienu momentu kompanija nebūtų pakeitusi krypties, nepakeitusi vektoriaus ir žmonės mano komandoje nebūtų nustoję uždirbti pinigų. O tai, iš tikrųjų, tinklinio marketingo istorijoje turi labai neigiamą poveikį, ar ne? Jei aš dar kažkiek pinigų turėjau, tai žmonės komandoje ne. O man svarbiausia, kad žmonės uždirbtų. Ir aš pradėjau galvoti, pradėjau ieškoti. Tam prireikė, maždaug apie 2 metų, grubiai tariant, ar ne? Ir taip nutiko, kad Liepos mėnesį man pasiūlė bendradarbiauti su milžiniška Kinijos asociacija, kuri užsiima skatinimu, kad padėčiau jiems išpopuliarinti jų prekę Rusijos rinkoje. Iškart pasakysiu, prekių kompanijų kaip verslo savo niekada nesvarsčiau. Niekada, visiškai niekada. Dar kartą, tai mano antroji tinklinio marketingo kompanija. Pirmoji tinklinio marketingo kompanija buvo 12 metų, ji buvo paslaugų srityje, taip, o prekių verslo aš nesvarsčiau. Kodėl? Priežasčių yra 2 ir jos labai paprastos. Pirma priežastis, mano aplinkoje nebuvo žmonių, kurie prekių versle uždirbtų daugiau nei aš toje kompanijoje. Tiesiog nebuvo. Paprasčiausiai, tiesiog, nebuvo ir viskas. O jeigu atitinkamai, jeigu ten nėra, vadinasi, aš manau, kad ten neįmanoma uždirbti. Visi. Kodėl man to reikia? O antra priežastis, kai ateinate pas tuos draugus, greičiausiai pas juos namuose matote sandėlius. Štai produkcijos sandėliai, čia stovi. Ir tai tiesa, nes daugumoje kompanijų yra būtinos sąlygos, kurias reikia vykdyti, privalomas kažkokio produkto pirkimas savo kas mėnesį. Ir būtent tai ir priveda prie pertekliaus ir būtų pavertimo sandėliais. Man nepatiko nei pirmas variantas, kur nėra pinigų, nei antras variantas, kai tai tampa mano sandėliu. Todėl aš jų nesvarstiau. Tačiau kalbėdamasi su savo partneriu, draugu, kuris man pasiūlė šią galimybę, jis vėlgi pasakė paprastus dalykus ir aš nusprendžiau užimti vietą, nusprendžiau pradėti bendradarbiauti su šia kompanija. Ir štai per savo patirtį, tai buvo 2024 metų Liepos 12 diena ir per savo prizmę, jau 9 mėnesį bendradarbiaujant su šia asociacija, aš jums ir papasakosiu šiandieninę prezentaciją. Tarptautinis direktorius Kirilas Karjazinas, jūsų nuolankus tarnas. Kas tai per kvalifikacija, kas tai per statusas? Aš jums parodysiu tiesiogiai skaičiais. Verslininkas, laimingas vyras, kartu su žmona Natali mes turime 4 vaikus. Profesionaliai tinklinio marketingo verslu užsiimu nuo 2013 metų. Tai reiškia, kad jau prasidėjo 12 metai. Tarptautinė komanda, plati pirmoji linija, tai panacėja tinklinėme versle ir aš toliau ją plečiu. Bendradarbiavimas su Veida asociacija jau 10 mėnesį, nuo 2024 metų birželio 16 dienos.
5 mėnesį versle pasiekta aukščiausia kvalifikacija, tarptautinis direktorius, o pajamos viršijo $10,000. Atitinkamai, per paskutinį laikotarpį, čia 5 mėnesį pajamos sudarė daugiau nei $15,000. Tai yra ne tiesiog vienkartinis rezultatas, o būtent stabiliai augantis. Šis rezultatas susideda iš didelio, netgi sakyčiau, iš milžiniško kiekio žmonių, kurie iš tikrųjų uždirba orius pinigus. Apie tai dar papasakosiu vėliau. Per savo profesinę karjerą tinklinės rinkodaros industrijoje gavau 2 automobilių bonusus. Asociacija Veida tai ne pirmoji mano kompanija. Tai reiškia, kad už nugaros turiu kokybišką patirties sąrašą. Įdomus kelias, įvairus kelias. Tačiau vis dėlto antrąjį automobilių bonusą jau gavau iš asociacijos, kurio vertė $47,000 ir jį gavau čia 5 mėnesį interneto platybėse, kur galime susitikti pagal tą patį slapyvardį Kirill Kaviazin. Štai tokia trumpa mini pristatymas. Papasakosiu apie save tinkliniame versle esu jau seniai. Tinkliniu verslu užsiimame jau daugiau nei 25 metus ir viskas, ką gero turiu gyvenime, atsitiko būtent dėl tinklinės kompanijos. Labai daug kartų buvau užsienyje, daugiau nei 100 kartų. Turiu būstą, turiu ne tik būstą, iš esmės turiu viską, viskas gerai. Ir visa tai dėka tinklinio verslo, nes esu baigusi 2 universitetus – Teisės fakultetą ir Istorijos fakultetą Altajaus valstybinio universiteto Barnaulo mieste. Vis tiek atsidūriau versle, laimiai, dar pakankamai jauname amžiuje. Ir mano gyvenimas pasuko visiškai kitą vagą. Ir iš esmės jau tapau profesionalią tinklininkę. Visą gyvenimą dirbu savo kaip verslininkė. Tinklinis verslas – tai grynas verslumas, galiu jums pasakyti. Rytoj pasikalbėk su manimi, viskas. Na, pažiūrėk, prašau, tą prezentaciją, Ilniura, pažiūrėk. Ir aš tarsi sakau, gerai, siųsk, tik kad jau atstotum nuo manęs. Viskas jį man atsiuntė, aš iškart pamiršau, ar ne? Tada ji, na, siųsk man, po to galvoju, gerai, vis tiek užsuksiu, užėjau, o Ilniuras ramiai ten, labas, ten, šneka sau, šneka. Aš žiūriu į laikrodį, na, į laiką, ten 45 minutės webinaras. Galvoju, ai, kam tie 45, ką jis man ten papasakos, ko jis ten nori mane išmokyti. Ir šiaip viskas neįdomu. Ir aš vis pamirždavau. Ir šiaip jį man vis siuntė. Na, žiūrėk, na, žiūrėk. Ir galiausiai, kaip tik buvo ta diena, sekmadienis, kai prisimenu, datos neprisimenu. Ir ji man sako, klausyk, dabar bus Zoom susitikimas, labai prašau, jei mane gerbi, pažiūrėk webinarą, va būtent dabar, kad aš tave ten matyčiau. Bet atvirai pasakysiu, man jau tiesiog lašas po lašo ir akmenį pratašo, mano akmeninėje galvoje, gelžbetoninėje šalme jau atsirado skylutė. Ir man jau, suprantat, atsirado tiesiog sportinis interesas. Tiesa? Galvoju, gerai kas ten tokio, kad jis surinko 80 žmonių, kas čia per reikalas, leisiu pasižiūrėti. Na, tikrai, man nuo to nieko nenutiks. Ir, žodžiu, atsidariau tą telefoną, įjungiau ir vaikščiojau po virtuvę, dariau savo reikalus. Po 15 minučių mano ausis jau pradėjo krypti į tą transliaciją, o paskui atsisėdau ir tiesioginę to žodžio prasme išsižiojau. Aš pažiūrėjau viską nuo pradžios iki galo. Ten buvo klausimų, atsakymų, visko. Ir štai nuo to momento aš jai paskambinau ir pasakiau, būtent taip ir buvo. Sakau, Liliana, galiu tau pasakyti tik vieną, per pastaruosius 10 mečius tai geriausias marketingo planas, kokį esu matęs savo gyvenime, tai geriausias išradimas, kurį sukūrė kinai. Dabar suprantu, kodėl ši kompanija užima 1 vietą pasaulyje pagal augimo tempą. Aš tikrai prisimenu, kaip tai sakiau. Dabar suprantu, kodėl tu uždirbai 6 milijonus. Dabar suprantu, kodėl Andrejus su Ilnuru, o Andrejus Bobriševas buvo mano komandoje. Aš, atleisk, jį mokėjau dirbti ir tinklinio marketingo reikalus jam ten aiškinau. Kaip mes juokaujame draugiškai, suprantate? Aš suprantu, kodėl taip dabar manęs nebestebina, kodėl visi tie šablonai taip laužomi ir visa kita. Aš supratau, kur slypi jų sėkmė.
Nes čia susiformavo simbiozė, unikali simbiozė ir tokių kompanijų artimiausius dešimtmečius, ko gero, daugiau neatsiras. Tai vienintelė kompanija, kuri rado kompromisą tarp platintojų ir pačios kompanijos. Tai nėra kompanija su klaupimosi genu, suprantate? Tai nėra kompanija su daugybė paslėptų kliūčių. Tai kompanija, kuri tiesiog, paprastai vaikinai rado kompromisą. Žiūrėk, vaikine, mergina, moterė, vyre, mes tau tiek sumokėsime, bet ir patys tiek uždirbsime. Štai už tai, štai kodėl aš ir man iš karto, akimirksniu, taip, vaikinai, per vieną akimirką tiesiog persijungė mąstymas. Viskas, aš iš karto pamilau Viedą. O kaip įsimylėjai, man viskas, žinote, ir visi galvosūkio gabaliukai susidėlioja.